Ką turi? Kažką. Satanuką. Pirštinės man. Kur buvai? Matau, matau. Laimika. Šokoladas. Filmukas. Visi. Kelias mūsų kusiau. Gerai. Ką parašė? Mielą Renatą ir Gediminą. Sveikinu su šventomis kalėdomis ir naujaisiais metais. Linkime mylėti vienas kitą, sveikatos, sėkmės darbe ir netoli rasti įdomų darbą. Linksmų švenčių mes pasiėmės. Brolis Tomas Lietuvą. Vytautas ir Virginija. Šokoladą. Ką reikia pasakyti? Ačiū. Ačiū. Pirštinų valdžiautai. Pasaka. Pasakyk, kad tinka, pasakyk, kad tinka, pasakyk, kad tinka. Tinka. Fantastika. Ar parodyt, kokius namus turim? Gali? Einam, papasakosiu, kokie čia namai pas mus. Aš jau. Kur papasakos? Tu papasakos. Aš papasakosiu. Einam. Čia per langą matyti yra transporto priemonė. Dabar. Kas suplyšo pirštinę, siunčiu atgal į garantinį. Su transporto priemonė. Va, per langą gali matyti kaimynų namus. Va, ten tokie va, su laiptais užlipi. Vienoj pusėje vienas butas, kitoj pusėje kitas butas. Va taip mes irgi šonu atrodom. Na, dabar parodysiu čia mūsų paveiksliukai. Švestuvinių kelionių. Čia visos spintas. Nieks netelpa. Išsikraustėm ir nieks netelpa vis dar. Va, čia batai. Va. Čia mano šliūdės, aš taip mano šliūdės. Nu va. Dabar čia nuostabus išradimas. Jeigu prasideda valius, turim didelį stalą. Dabar turim naują šaldytuvą. Patys nepirkom, čia neskaitykime atsiskaitę. Yra mikrovalgio kavos prisidažę. Va. Taip pasiruošę karui. Turim dujinę nuostabę. Virdulį turim. Alyvų aliejus. Va, čia mano kampas. Čia kompiuteris. Kaip visada viskas atidaryta. Viduriai išvirta, bet
nesiaušinais kitaip. Turim spintelę. Malačiukų visokių. Sofkutę turim. Staliuką. Einame kitą kambarį. Čia vėl drabužiai, vėl nieks netelpa. Čia, nežinau. Iš kur tie drabužiai yra? Čia visi mūsų skaitliukai. Čia tai šilčiausia patalpa namuose. Pasėdžiu su šaliku. -3. O atgarą mato. Čia mūsų aerodromas. Čia dar lova. Kaip parodys čia dar. Bet irgi kitokio tipo namukai, vat irgi ten žmonės šeimos gyvena. Tai čia toks rajonėlis, visi tokie vat pasiturinti žmonės susirinkę. Va. Dar turim vonę. Čia į rūbus nežiūrėkit, bus viskas išskalbta, nes bus skalbimo mašina nauja. Labai nenorėjo parduoti pardavėjus, bet mes vis tiek nusipirkom. Tai va, parodėm biškį namus. Gražiai turiu susidaryti. Tai va, dėkui iš pirštinės. Ką dabar darysi su visais tai šokoladais? Paliksiu kam? Mum paliksi? Vėl neduosi man? Man Renatui pusę metų šokoladą nedavė. Sakė, aš per storą. Ir dviratis nuo mane dėl to lūžta. Tai vat, praeitą kartą atsintėt šokoladą, nei vieną nesuvalgėm. Visi paslėpti kažkur, paslėpti po tais rūbais, kažkur nerandu nieko. Neduoda man Renatą šokoladą. Nežinau, ką reikia daryti. Ką veikė? Ką veikė? Ką veikiai prieš išpakuodama pakį? Parodė, ką veikiai. Skaičiau. Ką skaitai? Knygą. Berodis. Apie ką? Ir būk tokia. Palinkėk dar tėveliam. Pamojuok, palinkėk, ką nors. Padėkok už dovanį. Ate.